Pirma pamoka – scenos nustatymai ir daiktų importavimas iš AutoCAD'o į 3ds Max'ą. Pradedant darbą, 3ds Max programoje matome 4 langus, kurie yra vienas jų top, antras front, trečias left, ketvirtas turi perspektyvos išraišką. Šios išraiškos gali keistis priklausomai nuo poreikio. Štai šioje vietoje galima nustatinėti lango vaizdą taip, kaip jums reikia. Galima jį keisti ir naudoti trumpinius. Jeigu norime, kad matytume viršų, spaudžiame T raidę, jeigu reikia matyti priekį, spaudžiame F raidę, jeigu reikia matyti šoną, spaudžiame L raidę, jeigu reikia matyti perspektyvą, P raidelę. Sekantis dalykas, pradedant dirbti 3D Max'u, svarbu nustatyti tinkamą vienetų skalę. Einame į meniu Customize, renkamės parinkti Unit Setup. Unit Setup turi būti nustatyta milimetrinė vienetų skalė, kuri taip pat yra naudojama ir braižant AutoCAD ISO failuose. Taip pat reikia pažiūrėti, kad System Units taip pat būtų 1 unit 1 mm. Užtvirtinam abudu nustatymus paspausdami OK. Sekantis dalykas, kas mums yra svarbu, tai yra spalvų gama. Vėlgi meniu Customize, Preferences ir renkamės meniu, kuri yra Gamma and LUT. Gamos nustatymas turi būti 2,2. Output gamą irgi taip pat galim nustatyti 2,2. Spaudžiame OK ir turime pagrindinius nustatymus prieš pradedant darbą. Norint importuoti failus į 3ds Max'ą, renkamės Max'o piktogramą, joje yra komanda Import. Jeigu tai yra pirmas importavimas ir norime tik tais įlieti vieną failą, scena yra tuščia, nėra jokių nustatymų, galime rinktis komandą Import. Kada turime scenos nustatymus, tada rinksimės parinkti March, tai yra suliejimas scenų. Visų pirma, nustatysime dar kelis parametrus, kurie mums reikalingi prieš pradedant darbą. Visų pirma, spaudžiame klaviatūroje F10 arba renkame štai šioje vietoje Render Setup ir nusistatysime grafinį variklį. Kaip papildomą grafinį variklį mes naudosime Vorėjų. Spaudžiame dešinį pelės klavišą ir pasirenkam komandą Assign Render. Assign Render parinktyje Default prie Production spaudžiame Choose Render langelius ir pasirenkame Array Advanced nustatymą. Priklausomai nuo to, kokia grafinė raiška dirbame, yra nustatomas lango dydis. Jis gali būti standartinis, gali būti pasirenkamas iš kitų nustatymų. Šiuo atveju aš dirbsiu standartinėme lange, aš uždedu spynelę, kad mano skaičiai kistų proporcingai ir nustatau 1000. Tai yra matuojama pikseliais. Sekantis dalykas, einu į Array nustatymą. Dirbu su Varėjaus antra versija ir nusistatysiu tam tikrus parametrus. Global Switches turi būti Off with GI parametras uždėtas. Image Sampler parametre turi būti Adaptive DMC nustatymas bei renkamės nustatymą Cut Mull Room. Sekantis dalykas, einame į Color Mapping ir pasirenkame Exponential filtrą. Nustatome gamą, kad tai yra 2,2,
spalvinė išraiška ir uždedame varnelę ant subpixels mapping. Einame į indirect illumination parametrą, jį įjungiame, pasirinkdami on. Pirmas mūsų filtras lieka Irradiant Map, antrą iš Brute Force keičiame į Light Cache. Išsiskleidžiam parametrą, kuris yra Irradiant Map ir vietoj high galime nustatyti medium arba low. Šitie parametrai yra nustatomi tada, kada yra atliekami testiniai renderiai, kada nėra kuriama produkcija, kuri yra galutinė. Taigi mes pasirenkam medium šioje vietoje ir yra uždedamos varnelės šioje vietoje prie options, show cache face varnelė ir show direct light. Suskleidžiam pasirinktą meniu ir einame prie light cache. Taip pat jį išsiskleidžiam. Ant light cache uždedam show cache face varnelę. Subdivizijas paliekam kaip testiniam renderiui 400. Sample size paliekame tokį, koks yra. Pagrindiniai dalykai nustatyti. Dabar sukursime pradinę sceną, į kurią importuosime daiktus, ją naudosime visada, kai dirbsime su apšvietimu, kuris nenaudoja saulės šviesos, o yra šviečiamas paprastomis lempomis arba paprastais šviesos šaltiniais. Taigi, projekcijoje top piešiame cilindrą. Įsijungiame snapą, įjungiame kampinį, angle snapą ir uždedame parinkti, kad mums trauktų prie langelio kraštų. Galime nusistatyti šioje vietoje grid spacing, kad mūsų vienas langelis yra 10 mm. Arba galite pakeisti į tai, kas jums būtų reikalinga, priklausomai nuo mastelio, kokiam jūs dirbate arba kokį daiktą jūs vaizduojate. Aš piešiu cilindrą, bet kokių iš pradžių matmenų, tada einu į panelę, kuri yra Modify ir suvedu matmenis dabar, kokie man yra reikalingi. Taigi, radiusas pas mane bus 2 metrai, cilindro aukštis bus 3 metrai. Jį sudaro vienas segmentas ir šoniniai segmentai yra 32. Atrodo viskas taip. Dabar aš jį verčiu iš paprasto objekto į Editable Poly, paspausdamas dešinį pelės klavišą. Editable Poly. Editable Poly turi parinktis dirbti taškais, linijom, kraštiniam, poligonais ir kaip pilnas objektas gali būti klasifikuojamas. Renkuosi poligoną ir ištrinu viršutinę jų. Spaudžiu Delete. Lieka štai tokia figūra, kurios apatinė uždaromąjį poligoną aš apdirbinėsiu. Pasirenku vėlgi jį, dešinės pelės klavišas ir naudoju komandą Insert. Renkuosi ne patį žodelį, o šalia esančią ikoną. Atsiranda lentelė, kuri leidžia man į vidų įterpti papildomas detalės. Įvedu skaičių 250, spaudžiu OK ir užtvirtinu viską, paspausdamas dar kartą žalią mygtuką. Naudosiu dabar parinkti, kuri yra Collapse. Man reikia, kad figūra suskiltų į 32 kraštinės ir susicentruotų. Collapse. Dabar renkuosi taškinį redagavimą
projekciją iš viršaus ir ištrinu pusę nereikalingų segmentų. Gaunu štai tokią figūrą, kurią toliau modifikuosiu. Pasirenku kraštinę, pažymiu vieną iš jų ir pasirenku parinkti loop. Jį parenka visą liniją. Antras būdas pasirinkti visą liniją yra 2 kartus ant jos spragtelėti. Komanda F4 įjungia arba jungia linijos segmentus, jie tampa matomi daikto segmentai. Komanda F3 klaviatūroje padaro daiktą permatomą, tai yra wireframe mode, arba sekanti yra matoma peržiūros sistema, kuri gali būti standard arba realistic. Šiuo atveju pasirenku standard. Pasirinkęs štai šitą fragmentą, didinu vaizdą, spausdamas štai šį langelį. Maximize viewport toggle. Sekantis dalykas, ką aš darau, tai yra mėginsiu suteikti užapvalintą formą figūrai. Taigi, pasirinkęs esu Edge, kraštinę, spaudžiu dešinį pelės klavišą ir renkuosi komandą Chamfer. Chamfer komandoje vėlgi įvedinėjau tam tikrus skaičius. Šiuo atveju tai būtų vėlgi 2,50. Tai yra pakilimas, kampo nuskverbimas, sakykime taip. Ir jinai dalinasi pas mane į segmentus, kurių būtų 20. Paspaudus F4 galiu pamatyti štai šį vaizdą, kaip figūra susidalina. Užtvirtinu viską, spausdamas OK. Sekantis dalykas, persijungiu vaizdą, kad jisai būtų iš priekio, F raidė klaviatūroje, F3, kad matyčiau visą savo objektą. Mėginsiu nustatyti šviesas. Pirmas dalykas, ką aš darau, pasirenku būtent Create panelėje šviesas, tai yra Lights. Išsiskleidžiu meniu ir pasirenku Array. Naudosiu Array Lights šviesas. Dabar mane tenkina parinktis, kuri yra plain, ir aš tiesiog piešiu šviesos šaltinį. Spaudžiu parinkti Top, išjungiu Snapą, klaviatūroje W raidelė, analogas Select and Move, ir šiek tiek atitraukiu šviesą, klaviatūroje raidelė E arba analogas Select and Rotate, ir ją pasuku 45 minus laipsniais. Pasirinku komandą Select and Move, laikau klaviatūroje paspaudęs Shiftą ir nutempiu šviesą į kitą pusę. Atleidžiu kairį pelės klavišą, parinkti Copy, OK, ir naudoju Mirror, suku X ašimi, spaudžiu OK. Turiu dvi šviesas. Viena jų pas mane privalo būti stipresnė, kita silpnesnė, kad sukurti tinkamą realistišką apšvietimą. Pasirenku pirmąją šviesą, einu į panelę, kuri yra Modify, ir pavadinu šviesa 1. Antrąją figūrą šviesa 2. Šviesa 1 nustatymus aš keisiu. Intensyvumas, parametras multiplier, paliekamas 30 toks, koks yra. Žymiu varnelę invisible, kuri padaro šviesą nematomą. Ir nuimu varnelę nuo Affect Reflections. Antra šviesa, invisible parametras, Affect Reflections, ir keičiu multiplier parametrą į 5. Tai yra šviesos stiprumą. Sekantis dalykas, ką aš darau,
Tai yra statau kamerą. Pasirenku panelę Create, pasirenku grafą kameras ir vietoj standard renkuosi Array. Array Physical Camera. Įjungiu snapą ir tiesiog pozicijoje iš viršaus piešiu kamerą. Perjungiu poziciją į left. Dabar mano kamera yra pastatyta taip, kad jinai man vaizdą rodo pakankamai blogai, neteisingai. Tai yra kameros dvi dalis yra pagrindinė kamera ir vadinamas target, tai yra taikiklis. Jie yra vienoje linijoje ir jeigu spaudžiu raidelę C ir įjungiu kameros būtent režimą, renkuosi standard, apšvietimą, tai yra per matomumą, aš matau, kad mano kamera rodo horizontą. Šioje vietoje aš darau korekcijas. Pereinu į kairį langą, parametras left, pasirenku kameros pagrindinį, sakykime, punktą, kuriame yra visi jos nustatymai ir parametrai, naudoju komandą move ir ją šiek tiek pakeliu. Spaudžiu vėl C raidę, dabar mano kamera rodo tiesiai į mano sukurtą būtent daiktą, kuriame pozicionuosis kiti elementai. Sekantis dalykas, ką aš darau, tai pamėginsiu importuotis kažkokį tai daiktą iš AutoCAD'o. Šitoj vietoj aš renkuosi 3D Max'o piktogramą, pačią pirmąją. Renkuosi komandą import ir merge. Ieškau savo DVG failų. Jos reikia suaktyvinti, kad rodytų all files iš to vietoje. Ir tarkime, aš pasirenku kriauklės būtent failiuką, open. Na ir dabar yra tokie dalykai. Visų pirma, reikia nustatyti, kad pas mus būtų štai ši parinktis, tai yra nuo viršaus trečia. Tai yra parinktis Entity, Blocks, Nodes ir Hierarchy. Varnelė ant Create One Screen Objects from each AutoCAD Architecture One ir Auto-Smooth Objects irgi taip pat varnelė. Grafoje Maximum Surfaces dedame 0,1 mm. Būtinai pažymime Rescale, dedame varnelę ir pasižiūrime, kad būtų būtent milimetrai. Sekantis dalykas tai yra sluoksniai. Tai yra Depth Points, man nereikalingas, aš jį išjungiu ir žinau, kad nulinėme sluoksnė yra mano objektas, aš jį palieku. Padarius visus šios nustatymus, renkamės OK. Komanda tai yra top. Ir mano daiktas yra įkeltas. Šioje vietoje aš renkuosi komandą move ir su ją perkeliu daiktą, tai yra kriauklė, būtent ten, kur aš galvočiau, kad jinai turėtų būti. Komanda left, perjungiu vaizdą ir pastatau kriauklę šioje pozicijoje. Komanda C, kamera, įjungiu standartinę peržiūrą ir turiu savo objektą. Mano objektas yra sudarytas iš tam tikrų figūrų ir kiekvieną jų aš galiu atskirai pasirinkti ir modifikuoti. Sekantis dalykas yra medžiagų kūrimas. Tai yra uždėsime tam tikras standartinės medžiagas ir pažiūrėsime, kaip kamera reaguoja į šviesą, kaip pašviesinti vaizdą arba jį patamsinti.
Renkuosi grafą, kuri yra Materials Editor arba klaviatūroje M raidė. Ir šioje vietoje aš turiu savo medžiagas. Pamėginsiu kiekvienam daiktui sukurti po medžiagą, kurią aš norėsiu, kad jisai būtų vaizduojamas. Pirmoje eilėje išsiskleidžiu grafą Materials ir pasirenku Get Materials panelę. Aš dirbsiu su vaizdu, tai yra su daiktais, kurie priklausys būtent varėjui, tai yra dirbsiu su varėjaus medžiagom, tai yra Materials. Maps tai yra paveikslėliai arba spalvos, kurie gali būti dedami ant būtent Materials ant medžiagų. Taigi pagrindinė medžiaga, su kuria aš dirbsiu, šiuo atveju bus varėjai MTL medžiaga. 2 kartus sprakteliu ir turiu ją įsikėlęs būtent šitoje vietoje. Kiekvieną kartą, kuriant medžiagą, ją būtina pavadinti skirtingų vardų. Šita medžiaga bus mano foninė medžiaga, tai yra dengs visą sferą, kurią sukūręs esu. Aš ją padarysiu baltos spalvos, taigi spalva pas mane yra diffuse parametre. Renkuosi būtent šitą grafą ir spaudžiu OK. Spalva yra balta. Dabar kaip spalvą galima priskirti daiktui? Tai yra atliekama taip. Yra pažymimas daiktas ir privedama prie piktogramos Assign Material to Selection. Ant jos paspaudžiama, daiktas įgauna medžiagą. Taip pat nepamiršti reikia uždėti Show Shaded Material in Viewport grafos. Taigi mano pirma medžiaga balta, na, o kriauklę padarysiu kažkokių tai kitokių spalvų. Tarkim, antrą medžiagą aš kopijuoju nuo pirmos, tik tai skaičiu jos pavadinimą. Tarkim, aš noriu sukurti vamzdžius, kurie būtų chromo spalvos. Tai šioje vietoje pavadinu chromas. Ir sekančią medžiagą aš kursiu, tai bus tiesiog plastikas, kuris bus štai ši vieta, tai yra visa kriauklė. Chromas yra kuriamas naudojant tam tikrus parametrus, kurie ir būtų tokie. Chromas yra gaminamas iš juodos medžiagos, tai yra diffuse'ą naudotume vienetą. Sekantis dalykas yra grafa Reflections, tai yra atspindžiai. Būtinai žymime varnelę ant Fresnel Reflections ir aktyviname L raidelę. Šioje vietoje įvedame skaičius, kurie yra 100. Atspindi, tai yra šioje vietoje, statome 210, tai yra valoje būtent grafoje. Ir galime panaudoti vadinamą bumpą. Įjungiame būtent peržiūros sistemą, kuri duoda background matyti tvarkingiau, gražiau daiktą. Ir leidžias ratuku pelės iki Maps parinkties, kurioje susirandu parinkti bump. Ją išsiskleidžiu, naudoju Maps, Standard, Bitmap. Ir ieškau paveikslėlio, kuris man būtų reikalingas. Šiuo atveju aš naudosiu savo sukurtą medžiagą Dirt. Open. Dabar tarkime, kaip man ją paanalizuoti ir kaip man ją pamatyti patogiau ir konkrečiau.
Tai yra jungiamas būtent peržiūros režimas, kuris yra Show Shaded Material in Viewport. Pereinu į viewportą, kuris yra Front. V raidelę nuima gridą. F4 nuimu būtent linijas, kurios buvo pagalbinės. Ir priskiriu medžiagą objektui. Vienas, antras, tarkime, trečias. Laikydamas Alt klavišą ir sukdamas pelės ratuką, galiu sukinėti vaizdą. Šioje vietoje aš susidedu būtent bumpą, kuris man yra reikalingas. Ir jeigu jis man šitoj vietoj yra per stambus, aš galiu jį manipuliuoti, tai keisti parametrą tiling. Gali būti 2. Parametras visas smulkėja. 4, dar smulkiau. Tai yra priklausomai nuo to, ką jūs norite daryti. Aš lieku prie vieneto realiai. Mane šis variantas tenkina. Ir uždarau būtent nustatymą Go to Parent. Spaudžiu, kad matytųsi štai šitas langelis, Show Shaded Material in Viewport. Ir einu prie nustatymų plastiko, kurį aš mėginsiu padaryti, tarkime, baltos spalvos. Kuriant plastiką, į ką dabar reikėtų atsižvelgti, taigi vėl yra pagrindinis dalykas, tai, sakykime, mūsų spalva. Ir kitas dalykas, tai yra mūsų atspindžiai, bei būtent vėlgi vadinamas bumpas. Šioje vietoje aš plastiką kursiu labai paprastą. Tai yra aš pasirenku būtent grafą, kurį yra diffuse spalva. Joje dedu vienetą, arba galiu rinktis tamsesnę spalvą, tai yra šviesesnė, tarkime 240. Sekantis dalykas, žymiu varnelę ant Fresnel Reflections. Įjungiu, suaktyvinu L grafą ir Fresnel Reflections parametras būtų 1,45. Mano plastikas bus šiek tiek blizgus, tai šioje vietoje prie Reflect aš įvedu 80. Spaudžiu OK. Aš noriu, kad plastikas būtų nelabai blizgus, tai yra jisai turėtų matiškų savybių. 7. Tai yra spalva bus matinė. Jeigu pasižiūrėčiau į atspindžius, jie yra tokie pakankamai išplaukę. Na ir galiu dar juos pamažinti, padaryti 65, 0,65. Sekantis dalykas, kas man yra aktualu, tai yra aš vėlgi galiu naudoti faktūrą, kuri yra grafoje bump, arba jeigu žinau, kad jis yra absoliučiai lygus, aš jį palieku visiškai lygų. Priskiriu medžiagą objektui. Na ir galbūt galiu pamėginti pakeisti jo spalvą, padaryti kažkiek tai įdomesnę, tarkim oranžinę, ar kažką tai panašaus į tai. Tarkim oranžinis plastikas. Sekantis dalykas, ką aš darysiu, tai jungiu kameros režimą, tai yra C raidė. Kamerą aš galiu šiek tiek pakoreguoti, tai yra pastatyti ją taip, kad man daiktas matytųsi įdomiau, norim pasukti ją norimų kampų. Pasiėmęs H raidelę, įsijungęs, aš galiu ją šiek tiek dar
pastumdyti, sutvarkyti taip, kaip man yra paranku, kaip man yra reikalinga. Vėl grįžtų paspaudęs L raidę į meniu, kuris yra iš šono matomas vaizdas, ir šioje vietoje vėlgi aš tvarkau, kol nesutvarkau būtent taip, kaip man yra reikalinga. Kai pasidarau visus nustatymus, galiu klaviatūroje spausti F9 arba Render Production grafą. Jeigu noriu stabdyti darbą, X ir Cancel. Būtinai reikia įjungti grafą, kuri yra vadinama Show Save Frame. Tai yra rodo tiek lango, kiek mato ne pats kompiuteris, o kiek yra nustatytas būtent kameros matymo laukas. Ir vėlgi darau testinį renderį. Kadangi aš buvau nustatęs spalvą, kad jinai būtų balta, o mano spalva yra pakankamai, sakykime, pilkšva, aš turiu pakeisti tam tikrus nustatymus, tai yra pašviesinti savo kamerą. Kaip tai man dabar padaryti? Spaudžiu H raidę klaviatūroje, tai yra analogas būtent Select by Name, ir pasirenku kamerą. Spaudžiu OK. Sekantis dalykas, ką aš darau, einu į panelę Modify ir joje aš dar galiu dirbti su kamera, tai ją pritolinti arba paartinti. Jeigu vaizdas yra labai laužtas, galiu naudoti Guess Vertical parametrą. Jisai sutvarko būtent kraštus labai gerai. Galiu nustatyti White Balance, tai yra baltos spalvos buvimą, į Neutral. Ir sekantis dalykas, tai yra Film Speed ISO ir Shutter Speed. Film Speed ISO niekada nereikia stengtis statyti daugiau negu 400, šiuo atveju aš palieku 100, tiesiog pagreitinu savo Shutter Speed, o jisai greitėja, kuo mažesnė jo yra reikšmė. Tai tarkim, aš galiu jį įrašyti 70 ir pasidaryti dar vieną testuką. Render Frame Windows spaudžiu, pasirenku ne View, ne pilną ekraną, o Region, regionas. Ir būtent nusistatau tą regioną tokio dydžio, kokį noriu pasidaryti test renderį. Kompiuteris skaičiuoja dabar saulės, tai yra šviesos, visus atspindžius ir renderina. Priklausomai nuo to, kokį turime apšvietimą, galime matyti arba nematyti šešėlių. Tai šioje vietoje aš pasidarysiu dar tokį dalyką, kad šiek tiek pažaisiu su pačiu apšvietimu. Vietoj 30 įvedu 10, vietoj 5 įvedu 0,5.
4. Jungiu vėlgi kamerą. Einu į parametrą Render Frame Window. Pasirenku pilną view. Jeigu tai yra mano galutinis produktas, aš pakelsiu savo nustatymus. Tai yra vietoj Iridiant Map'o statau vietoj Medium High Light Cache'ą, vietoj 1000 galiu statyti 2000 ir šitoje vietoj 0,001. Einu į grafo settings, keliu ramą iki 16. Šitoje vietoje priklausomai nuo to, kiek kompiuteris turi ramo, tiek maksimum galima ir įrašyti. Jeigu tai yra 4 GB, tai 4000, jeigu 8000 ir taip toliau. Galiu šiek tiek patamsinti spalvas. Ir spaudžiu Render. Skaičiuoju Light Cache'ą. Kol vyksta šis veiksmas, greitai parodysiu, kaip galima susikurti Dirt Map'ą. Atsilaisvinu šiek tiek procesoriaus veiklą. Jungiu komandą Photoshop ir naudoju internetą, kad susirasti tekstūrą. Šitoje vietoje, kad sukurti Dirt Map'ą, aš ieškosiu, tarkime, paveikslėlių, Dirty Walls, vaizdai. Na ir tarkim, tai galėtų būti kažkas panašaus į šitą paveiksliuką. Paveiksliukų, kai ieškote, stenkitės ieškoti jų kuo didesnių. Saugau paveikslėlį. Atsidarau į Photoshop programoje. Ir dabar pirmas dalykas, ką man reikia padaryti, paveikslėlį paversti į nespalvotą, naudoju komandą Ctrl-Shift-U, tai yra Desaturate, Ctrl-L Levels, tai yra sukelsiu kontrastą. Visada stenkitės dirbti ne su originaliu paveikslėliu, o pasidaryti jo kopiją, Ctrl-J paspaudus. Ir tada galim vėlgi grįžti prie levelių ir dirbti ant kopijos. Vienas variantas. Antras, galima naudoti blending modes, kad pasiekti kažkokį tai skirtingą vaizdą. Na ir tarkim, vienas variantas jau padarytas. Galime vieną ant kito maišyti ir panašiai. Failai yra išsaugomi, kurie naudojami Dirt Map'am į, sakykime, du formatus. Galite naudoti JPEG arba galite naudoti PNG failą. PNG failas išsisaugo su transparent backgroundu, tai yra su visomis permatomomis vietomis.
Taip yra sukuriamas dirt mapas. O štai turiu savo renderį, kuris baigtas daryti. Apžiūrėjus jį, galiu pastebėti tam tikrų netikslumų. Galbūt reikėtų pakelti šiek tiek rezoliuciją, kad vaizdas pagražėtų. Ir gal dar šiek tiek reikėtų padidinti pagrindinę šviesą. Rezoliucijos kelti aš dabar nekelsiu, tiesiog padidinsiu pagrindinės šviesos multiplierį, tai yra vietoj 10 padarysiu 18. Kamera, perjungiu vėlgi, C raidė, kamera ir render. Į grupės paštą jum esu įkėlęs tam tikrus dalykus. Tai yra būtent Excelio failas, kuriame yra surašyti trumpiniai. Tai yra, ką reikia paspausti klaviatūroje, kad greičiau kompiuteris atveiktų veiksmą. Taip pat esu surašęs IOR blizgumo reikšmes, plastiko, stiklo, deimantas, yra sudėtinės medžiagos kaip akmuo, mediena, metalai. Ir taip pat yra surašyta permatomumo reikšmės, kurios naudojamos yra būtent permatomiems objektams. Tai yra Fresnel reikšmės. Grįžtu prie savo paveikslėlio. Kuo didesnė kokybė yra pastatyta renderinti, tuo ilgiau šitas procesas trunka. Tai yra detaliau yra apdirbamas jisai. Papildomai jungsiu kelis procesoriaus paspartinsiu veiklą. Baigė renderint. Norint išsaugant paveikslėlį, spaudžiame Save Image parametrą.
nurodomi folderį, kur norime saugoti, pasirenkame būtinai formatą, saugusiu tifu, įvedamas pavadinimas, ir nustatoma gama vietoj 1,1 į 2,2, kurioje mes dirbame. Ir spaudžiame Save, pasirenkame rezoliuciją 300, na ir galime peržvelgti padarytą savo darbą. Pirmai pamokai tiek, sekančias pamokas šnekėsime išsamiau apie medžiagas.